Žiema mus apgavo. Tuomet, kai jinai turėjo pradėti pasiruošimo darbus išeiti, ji ėmė ir atėjo. Kai mes jos tikrai visai jo nelaukėme. Bet mes irgi nepėsti, mes pasiruošėm tam lemiamam mūšiui ir vasario 18 dieną 15 val. Prie Druskonio ežero įvyks didžiosios lenktynės Blyneliai 2012. Varžybų metu šių komandoms reikės visais įmanomais tokiais saugiais būdais, neskausmingais būdais tempti, vilkti, nešti nerealaus dydžio červinį blyną. Taip pat tuo metu ant Druskonio ežero tikimės, kad oro sąlygos leis automobilių varžyboms, automobilių lenktynėms, tiesiog ant ledo. Taip pat mes kreipėmės į druskininkiečius žvejus, kad jie patikrintų mūsų vandens telkinius, ar ten neįsiveisė stintos, nes šiaip tai mes veisėme lašišas. Ir jeigu mes rasime nors vieną stintą, mes iš karto gražinsime Palangai. Nes, stintos, toks mažas grobis mums, nes, ką ten stinta, tai lašiša. Tai normali žuvis. Taip pat labai džiaugiamės, kad kartu prie mūsų prisijungė ir jaunimo užimtumo centras su nuotaikinga, įdomiom žiemos orientavimosi varžybomis. Ir visų šių gausybės lenktynių, ten didžiųjų lenktynių eismą, saugų eismą reguliuos patys muzikaliausi Lietuvos patruliai. Žodžiu, daug dainų, šokių, blynų, ugnies, geros nuotaikos bus vasario 18 dieną 15 val. Prie Druskonio ežero, taigi druskininkiečiai puoškitės, šiltai renkitės ir atvykite.